Daktare, aš nemiegu naktimis. Nebegaliu nei gerai dirbti, nei normaliai pailsėti. Naktimis pažadina deginantis plaštakos skausmas ir tirpimas. Tenka keltis, purtyti ir masažuoti rankas. Šį nepažįstamos moters laišką Vilnietė gydytoja Lilija kadaise perskaitė viename žurnale. Įtarti negalėjo, kad po daug metų išgyvens lygiai tą patį. Rankos būdavo aptirpusios, labai skausmingos ir negalėdavau pati net išgerti jokių vaistų, nei pasitepti nieko. Aš manau, kad nuo labai intensyvaus mezgimo labai man patinka šitas darbas ir aš megzdavau valandom. O po to nuo bet kokio darbo, kuris reikalauja pasikartojančių judesių. Ar kažką pašveisti, ar sode mamai padėti ravėti, ar kažką pakasinėti. Nuo bet kokių pasikartojančių judesių pradėdavo skaudėti. Galų gale būdavo sunku sagas užsisekti, rytais nebegalėdavo įsipilti vandens į puodelį iš virdulio. Blogiausiai buvo tai, kad nebegalėjau pasitikėti savo rankom darbe. Mano darbas reikalauja didelio jautrumo rankų, tikslumo veiksmų ir visi veiksmai, kuriuos aš seniau atlikdavau labai lengvai ir labai sėkmingai, pradėjo reikalauti tiesiog milžiniškų valios pastangų. Man viskas pavykdavo, bet aš supratau, kad aš be chirurgų pagalbos neišsisuksiu. Riešo kanalo sindromas – labai dažna liga. Tarp tokių kaip ponia Lilija, daug dirbančių ypač. Riešo kanalo sindromas yra pats dažniausias iš tunelinių sindromų dėl to, kad plaštaka yra mūsų darbo įrankis ir anatominė sandara yra būtent tam specialiai ir sukurta. Pirštus valdančios sausgyslės praeina pro riešo kanalą, siaurą angą, iš viso 9 lenkiamosios sausgyslės, kurios lenkia pirštus. Per tą patį kanalą štai praeina ir vidurinis nervas, kuris inervuoja didžiąją plaštakos dalį, 4 pirštus. Yra pats svarbiausias jutiminis nervas. Taigi, pervarginus ranką dėl kokių nors kitų priežasčių įvykus sausgyslių uždegimų, sausgyslės užims didesnę apimtį ir netilps kanale. Tai pasireikš nervo spaudimu. Operacija. Patyręs chirurgas pacientai patarė nebelaukti. Kai liga taip uždelsta, gydyti vaistais dažniausiai jau nepakanka. Atliekama vietiniai nejautroj, yra neilga ir iš tikrųjų baimintis jos visiškai nėra reikalo. Po operacijos apribojimai priklauso nuo to, kokį darbą žmogus dirba. Jeigu ne fizinį darbą, jeigu dirba, sakykime, prie kompiuterio, jeigu ar mokytojas, ar panašiai. Jisai gali net nepajusti apribojimų, nes jisai gali dirbti savo darbą nors ir kitą dieną arba artimiausių metų. Jeigu fizinį darbą apribojimų yra ir jie laikini, mėnesiui negalima kelt sunkių daiktų. Čia, medicinos diagnostikos ir gydymo centre įsikūrusiame Vinco Grybo gatvėje Vilniuje, tokia operacija išgelbėjo 100 pacientų. Kai kuriems, kai liga neįsisenėjusi, pakanka ir gydymo vaistais. Centre dirbantys profesionalai kiekvienu atveju nusprendžia individualiai, pirmiausia, nuodugniai ištyrę. Ir didžiausia pacientų grupė, be abejo, kurie ūkiškai gyvena, sunkiai dirba kaime. Taigi, kaime dirbančios, ūkininkaujančios moteris, ko gero, yra didžiausia grupė. Muzikantai, įvairiais instrumentais grojantis. Labai netradiciniai užspaudimai nervų jiems būna. Labai sunku diagnozuoti iš tikrųjų. Kitos priežastys yra hormoninės. Dėl to moteris serga 6-7 kartus dažniau. Serga dažnai liga prasideda nėštumo metu, po gimdymo būna baigėsi. Menopauzės laikotarpiu labai dažnai, ko gero, didžiausia grupė pacienčių ir yra panašaus amžiaus po ginekologinių operacijų. Riešo kanalo sindromą gali provokuoti ir kai kurios lėtinės ligos, pavyzdžiui, reumatoidinis artritas ar cukrinis diabetas. Akivaizdu viena, kuo ilgiau kesite skausmus, nesikreipsite ir nesigydysite, kaip ponia Lilija, tuo operacijos tikimybė didės. Laimiai, įsioperavus, liga beveik niekada neatsinaujina. Labai patenkinta, aš tik gailiuosi, kad aš taip ilgai dilsiau iš tikrųjų. Net neįsivaizdavau tuo metu, kad taip galima tiesiog per kelias valandas
Iškart po operacijos kitą naktį gerai miegojau. Tai buvo toks geras poilsis po ilgų nemigo naktų, kai reikėjo miegoti sėdint ir naktį bėgti kompresus dėti ant rankų ir mirkyti vonelėse. Aišku, aš tiesiog atsigavau. Operacijas sergant riešo kanalo sindromu ir daugelio kitų tunelinių sindromų medicinos diagnostikos ir gydymo centre įsikūrusiame Vilniuje Vinco Grybo gatvėje kompensuoja ligonių kasos. Pacientams tai reikia susimokėti nedidelę dalį sumos.